Radė, sveiki visiems, atėjo penktadienis ir norisi pasidalinti vieną įžvalgą, kuri visą savaitę sukasi viduj. Ta įžvalga yra apie tai, kaip iš tikrųjų reikia nedaug žmogui, kad jisai viduje jaustųsi besiplečiantis, tobulėjantis, laimingas. Jam tiesiog reikia sudaryti sąlygas augti. Bet čia yra centrinė šito įrašo mintis. Tiesiog sudaryti sąlygas augti. Ir žmogus, taip kaip ir augalas, jisai džiaugiasi augdamas. Jisai gali turėti stiprią sveikatą, vidutinę sveikatą. Jis gali turėti šalia mylimą žmogų, gali neturėti. Jis gali turėti daugiau pinigų ar mažiau pinigų. Jis gali turėti profesiją, gali neturėti. Net ne tame esmė yra. Esmė yra, kad jisai augtų. Ir pats augimo procesas žmogui duoda laimę. Pats augimo procesas. Taip kaip ir nesvarbu, koks medis bebūtų. Ar jis kreivas, ar jis tiesus, ar jis bus ąžuolas, ar pušis, ar eglė, ar liepa, ar juodalksnis, ar drebulė, ar berželis. Jeigu jisai mato saulę ir nori augt ir auga, jis yra laimingas. Jam tiesiog reikia augt. Ir jisai skleidžiasi visas. Sudaryti sąlygas augt. Jeigu medis negali augt, jisai laikui bėgant sunyksta. Tai va šitą labai svarbu suvokti. Man vis dažniau ateina mintis apie tai, stebint kitus žmonės, stebint save, konsultuojant, kad kiti galvoja, kad tam, kad padėti žmogui, jam reikia duoti pirmiausia sąlygas, pafinansuoti, ten jis turi būtinai turėti antrą pusę, ar pinigų, ar ten pasirinkęs profesiją. Ir iš tikrųjų tai netiesa. Tiesiog žmogui reikia padėti augti. Ir viskas. Ir pats procesas augimo, jisai plečia tavyje tavo talentus, tavo savybės, tavo vidinę jėgą. Ir tas plėtimasis žmogui duoda pojūtį, kad jisai nestovi vietoj. Duoda pojūtį, kad jis tobulėja. Kad jis nėra blogas. Jis nėra netikęs. Jis nėra beviltiškas. Jis nėra blogesnis nei kiti. Kad jisai tobulėja. Ir tas energijų išlaisvinimas viduje. Ta viduje išlaisvinė energija, savo talentus, savo savybės, savo emocijas, savo norus. Ta energija, kada laisvinasi, žmogus auga. Ir tikra ta žodžio prasme jis jaučia, kad energija kyla. Sako, su sparnais esu. Kyla energija. Ir augimo tėkmėj, kada jisai auga, ieško, bando save reikšti, ateis ir antra pusė, ateis ir profesija, ateis ir pinigai, ateis ir butas ar namas, ateis daiktai, kurių tu nori, ateis galimybės. Ateis svajonių kažkokie tai pildymaisi. Ne visų. Visos labai retai pildosi. Čia reikia geros karmos, nes dar yra karmos dėsnis. Bet ateis daug dalykų, apie kuriuos tu svajoji.
Svarbiausia yra koncentruotis ir klausti savęs, ar aš augu. Dabar, kai mes kalbam apie augimą, mes turim pakalbėti ir apie kryptį, nes medis auga saulės kryptim. Mes irgi augam ne į kairę, ne į dešinę, bet į viršų auga kūnas. Tai kada mes kalbam apie augimą, žmogui reikia padėti ne tik įkvėpti, augti, bet ir dar padėti jam pačiam suprast, kuria kryptimi jisai nori eiti. Kuria kryptimi jis nori augti. Taip, čia jau detalizuojant. Jeigu tai yra profesija, jis nori kažkokios profesijos, jisai nori augti. Bet kokią konkrečiai profesiją, jis turi pats atrasti. Tai yra ta kryptį. Jis nori antros pusės, viskas gerai, bet kokia bus ta antra pusė? Kokios jisai ieško, kokios jam reikia? Kokia kryptį? Jisai nori dvasiškai tobulėti. Visą paletę dvasinių procesų, praktikų. Tai padėti jam susivokti, kokios jisai nori. Tai yra du dalykai. Tai yra žmogui sudaryti sąlygas augti ir po to padėti atrast kryptį, į kurią tu augsi, į kurią tu eisi. Ir visa kita ateina savaime, kaip rezultatas. Ant šitos minties, ant šitos išvelgos įėjau tada, kai vieno žmogaus pamačiau video, kuris sako, žinai, kodėl paaugliai sėdi ir jie nieko nenori daryti, jie nieko nenori dirbti. Ir sako, iš šono atrodo, kad tai yra tarsi tinginystė, bet jis tokį davė įdomų rakursą, kad tai yra tiesiog gilus nepilnavertiškumas. Nes šiuolaikinėse šeimose labai daug kas daroma už paauglį. Ir tas paauglys pasąmonėje jaučia, kad jis gauna viską. Vandenį, elektrą, maistą, drabužius, jaukų kambarį. Jisai gauna, bet už tai nieko. Jisai to pats nepasidaro, jis to pats nenusipelna. Jis gauna už dyką ir kai tu gauni viską už dyką, tavo pasąmonė pradeda jausis nepilnavertė. Kad tu esi kažkoks išlaikytinis ir kad tu pats to neužsidirbai. Čia yra įdomus dalykas. Ir tada ateina tokia depresinė nuotaika, žinai, nieko nenoriu, va toksai. Ir tas žmogus, tai buvo jo požiūris, bet jis man labai surezonavo su mano įžvalgom. Ir tas žmogus sako, duokit atsakomybių kuo daugiau tam paaugliui. Duokit pačiam daryti, duokit jam pajaust, kad jisai neveltėdis. Kad jis negyvena, kaip sakyt, kad jis nėra toks, žinai, Leopoldas, Alfonsas, kuris yra išlaikomas. Be jokios vertės. Jam reikia pajaus, kad jis turi vertę, kad jis prisideda prie šeimos ir jisai tai, ką gauna, nėra už dyką. Ta prasme ne už dyką, kad jis yra nusipelnęs ir jis prisideda prie to. Tai yra irgi jo įnašas į namus. O jeigu tai jis prisideda, reiškia, jis yra gabus, jis yra vertas. Čia toks mūsų galvoj suveikia dalykas. Nes kai tu duodi viską žmogui, duodi, tu čia to nedaryk, aš čia padarys. Vidus jaučia, kad jis nesivysto. Ir kai žmogus jaučiasi, kad jis nesivysto, pasiformuos nepilnavertiškumas. Kad jis yra kažkom nevertingas. Jisai mato internete, vieni daro vieną, kiti konstruoja mašinas, motociklus, kiti ten iš parašiutų šokinėja, treti ten šoka, dainuoja, ar dar kažką daro, biznius daro jauni. A jisai sėdi ir už jį yra viskas padaroma. Ir jisai jaučia, kad viduje jisai nesivysto. Bet jam vis tiek yra duodama. Žinai, kaip invalidui. Invalidas jaučia, kad nieko negali pridėti ir prisidėti, bet jam yra viskas duodama. Tai ir tas žmogus, jisai pradeda jaustis toksai, žinai, čia pasąmonė, kad toks kaip invalidas pradeda jaustis, kad negi aš nieko nesugebu padaryti. Man viskas duodama, bet man nieko neprašoma.
Sąmoningai tai jisai gali džiaugtis, kad jo niekas nieko neprašo, žinai. Ir jisai gali prie kompo pažaisti, bet pasąmonės tu neapgausi, pasąmonė jinai žino, kada yra gerai, kada yra blogai. Ir jeigu tu už jį viską darai, ir tu jam neduodi darbų, neduodi atsakomybių, būtent atsakomybių, kur jisai turi atsakomybę ir jisai neša tą atsakomybę, ir nuo A iki Z padaro tą darbą arba prižiūri tam tikrą departamentą. Jis prižiūri švarą bute, ar tvarką bute, ar dulkės bute, valymą, ar šiukšlių išnešimą, žinai, ar lėkščių išplovimą, ar tualetų išplovimą, bet tai yra jo departamentas. Ir jeigu jis tai daro, jis automatiškai auga ir plečiasi, jo savivertė auga ir jis tada nesijaučia blogai, kai jisai gauna. Jo pasąmonė nesijaučia blogai, kai jisai gauna, jisai žino, kad aš irgi indėlį dėjau. Bet kai tu nieko nedarai arba labai darai mažai ir tu gauni, toks gali susiformuoti mechanizmas, kad aš niekam tikęs ir aš liūdesys užeit. Nes tos galios, kurios yra viduje, jos nesiskleidžia, mokykla visų galių tikrai neišskleis. Reikia būties darbų, reikia šeimoje turėti kažkokią atsakomybę. Tai jisai tą mintį aiškino ir šią įdėmiai klausiau ir po to išėjau į tą platesnę temą, kad iš tikrųjų paauglys ir ne tik paauglys, vaikas ir suaugęs, jie jausis laimingi tada, kada jie neša atsakomybę, kurią patys prisijims ir ta atsakomybė juos augins. Bet tai tikslas turi būti juos įkvepiantis. Turi turėti įkvepiantį tikslą. O tą įkvepiantį tikslą paskatinti galime mes. Tu, kaip sakyt, tu gali padėti žmogui išsikelti įkvepiantį tikslą. Ir tas tikslas privers prisimti atsakomybės, o atsakomybės privers tave skleistis, plėstis, augti. Ir to pasekoje, kai energijos laisvinsis tavyje, tu jausi tobulėjimą, aišku, tu gausi ir iš aplinkinių įvertinimą, tu būsi laimingas. Ir visiškai nepriklauso, ar yra šalia antra pusė ar nėra. Ar yra pinigų ar nėra. Nepriklauso. Tu gali augti, tai turėdamas daugiau, ar tai turėdamas mažiau, bet tu vis tiek augi. Ir jeigu tu dar neturi tos antros pusės, neturi dar profesijos, neturi dar lėšų didelių santaupų, tai ateis. Aišku, dar veiks ir karmos faktorius, tavo likimo. Bet kokiu atveju tai greičiau ateis, potencialiai greičiau ateis, negu tai tu nieko neveiktum. Ir kada mes kalbam apie depresijas ir visą kitą, tai yra vienas iš priežasčių, aišku, galbūt daug priežasčių depresijam, bet viena iš priežasčių yra ta, kad žmogus nebeauga. Jis neturi tikslų, dėl ko gyvena. Jo tikslai nebeįkvepia. Ir tai yra labai dažna problema, kada žmonės neturi tikslo, jie nežino, ko nori gyvenime, ypatingai jaunas žmogus. Tada energija pūt pradeda. Kaip viskas, tavo visi gabumai, talentai, savybės jos nebesivysto. O mes negalim būti vietoj, mes pastoviai turim būti evoliucionuoti. Taip sukurta šita biomašina. Jeigu jinai neevoliucionuoja, jinai nėra laiminga. Jeigu šita mūsų protas ir kūnas neevoliucionuoja, nėra laiminga. Lygiai taip pat, jeigu siela neauga, jeigu jos ryšys su Dievu nesivysto, jinai nelaiminga. Mes turim 3 lygius. Fizinį lygį, psichinį lygį ir dvasinį lygį. Ir visi tie 3 lygiai turi augti ir plėstis. Ir turi būti tikslai iškelti. Dvasiniai, psichologiniai, fiziniai. Dvasinis tikslas tai yra dvasinis kelias. Psichologiniai tai yra profesija ir santykiai, tai yra profesija ir šeima. Ir fiziniai yra tavo sveikata. Visuose šitose kryptyse tu turi augti ir turi tikslą iškėlęs. Ir jeigu tu plėtiesi 3 lygiuose, apie kokią gali eiti depresija, apie kokią gali eiti kalba apie liūdesį, tau tiesiog pritvinkęs veidas nuo to augimo. Dar geriau, kada tavo tikslas tiek tave įkvėpia, kad tu pamišęs tampi dėl savo tikslo, pamišęs.
Ir aš pažiūrėjau, visi, kas tikrai daug pasiekė, taip jau ženkliai daugiau, jie yra pamišę. Lengvai pamišę savo tikslo siekime. Lengvai. Galbūt dvasinis tikslas, mes matom kokius nors pažengusius vienuolius, kurie labai susikoncentravę ir jie labai tikslingai eina ir jie plečiasi pastoviai. Mes matom kokį nors verslininką išradėją kaip Eloną Muską, kuris realiai yra pamišęs, nori į Marsą, nori ten žmonės perkelti į Marsą, ten žodžiu, po žvaigždės keliauti, žinai, jis pamišęs ant savo tikslo. Arba dailininkai, kompozitoriai, arba mokytojas, ar koks teisininkas, ar advokatas. Nesvarbu, bet tu paniręs tamės. Tai kiek aš nagrinėjau, man kiek susidaro šiai dienai patyrimas toks, kad tu nori žmogui psichologiškai padėk jam rasti tikslą, kuris jį įkvėptų ir paskatink jo siekti. Ir paaiškink, kad tu tik tais plėsdamasis tapsi laimingu. O žmonės galvoja, kad be augimo, jeigu jie gaus kažkokį tai, supranti, be pastangų, be augimo, palikimas koks ateis, arba lengvai nukris pinigai, lengvai nukris antra pusė, lengvai nukris karjera, jie bus laimingi, jie nebus laimingi. Nes pasąmonė bus neišsiskleidus. Jinai kaip su to pavyzdžiu, su paaugliu. Jam viskas į lovą atnešama. Tau tarsi išoriškai egoizmui fainai. Tau atneša valgyti lovą, tau, kaip pasakyti, nuperka daiktus, tau padeda pamokas paruošti, tave pagodžia, tau tvarkyti nieko nereikia, daryti nieko nereikia. Bet pasąmonė jaučia, kad tu nesivystai ir neaugi. Bet tau viskas duodama. Ir tada pradeda jaust nepilnavertiškumą, kad tu esi kažkoks, supranti. Akiba, tu nesi neįgalus esi ar kas, kad tau duodama, kai tau nieko daryti nereikia. Toksai . Tai lygiai tas pats, kai žmogus pasiekia beaugdamas per sunkumus, jis iš tikrųjų tampa laimingas, nes jisai žino, kad jam iš dangaus nenukrito ir jisai žino, kad jis išsiplėtė. Ir jisai jaučia, kad jis plečiasi. Ir sakykime, šiais laikais sunkiausia yra, kadangi yra vertybės sugriuvusios, vertybinė sistema, pasaulėžiūros praktiškai nėra tokios kaip ir. Kodėl daugėja žmonių depresuojančių, besisvaiginančių, neturi tikslų. Ir dar labai vienas įdomus dalykas, jeigu tikslas yra teisingas, jisai savaime kelia laimę, kelia džiaugsmą, savaime. Užtenka tau pamastyti, kad mano toks tikslas, jeigu tas tikslas dera su visatos harmonijos dėsniais, ne toks tikslas, kad, žinai, apvogt parduotuvę, arba, žinai, nužudyti žmogų, arba eiti tenais apšmeižt ką nors, ar sukritikuoti, ar ne tokie tikslai. Tokie tikslai iš karto eina energija žemyn. Bet kada tikslas yra geras, rast profesiją savo, su kuria galėčiau praturtinti žemės gyventojus. Rast antrą pusę, su kuria galėčiau atvesti į žemę naujos gyvybės, taip? Ir padaryti antrą pusę laimingą. Ar rasti savo dvasinį kelią, kuris mane augins dvasiškai. Užtenka taip pamastyti, tik pamastyti, paleist tą spindulį, iškart eina energija. Iškart visą tą laimina, nes tu pataikai į jos planą, į jos griovelį įeina. Tavo planas su jos planu sutampa, į tą patį vibraciją susirezonuoja ir eina įgalinimas. Bet problema, kad šiais laikais žmonės tikslų nebekelia, tiesiog nori gyventi ir taip. Kai paklausiu, koks tavo tikslas šeimos, koks tavo tikslas profesijos, koks tavo tikslas aplamai gyvenimo.
žmogus labai susimąsto. Tai vat, augimas, tikslas yra du dalykai. Ir to užtenka žmogui, kad jisai pradėtų jaustis laimingai. Ir mes čia nekalbam apie pinigus, apie antrą pusę, apie profesiją, apie karjerą, apie šlovę, apie valdžią. Nekalbam. Gali to nebūt. Bet jeigu jis turi tikslą ir jeigu jisai prisiima atsakomybę už savo tikslo siekimą ir jisai plečiasi, visi tie dalykai iki kažkokio laipsnio, derinant dar jos su jo likimu, tikrai ateis. Jau kaip šalutinis poveikis. O pas mus galvojama, kad laimė yra: duokit man žmoną arba vyrą, duokit man Lamborghini, duokit man babkės, duokit man karjerą, profesiją ir tada aš būsiu laimingas. Ir atsakymas, kad tu nebūsi laimingas tada. Nes tavo pasąmonė žinos, kad tu neišsiskleidėjai. Ir jinai žinos, kad resursai nepanaudoti, neišskleisti. Nors tu visą tai turėsi jau. Tau ateis duos, va, prašau žmona, prašau vyras, prašau mašina, namas, pinigai, karjera, va, duodu, be pastangų. Nebus laimingas. Nes nieks nebus išsiskleidęs savo galių. Ir tik tada, kai tu išskleidė savo galės, tik tada tu būsi laimingas. Tai va, kelkim tikslus, siekim kantriai, entuziastingai, bendraukim su tokiais pačiais, aukim, plėskimės kiekvieną dieną. Ir laimės tikrai bus daug daugiau. Radė.